Labas visiems. Pagaliau vėl sveikinus. Ir ką? Atostogas eini pabaigą, nors šios atostogas mano buvo ir darbas, ir atostogos per brūkšnelį. Bet vis tiek, be kokio atveju darbai sulėtėja vasarą ir daugiau laiko su šeima, daugiau laiko su kažkuom tai su draugais, su pramogom ir išvykom, ne? Tai visą tai eini pabaigą ir rugsėjais parein ir kipsim į darbus stipriau, daugiau ir daug smarkiau išsiplėtę. Ne? Tai džiaugiuosi dėl to iš tikrųjų. O ką, nuo rugsėjo vėl pradėsiu talpinti daugiau informacijos su video įrašais, ne? Pakalbėsim apie atskirus produktus, pakalbėsim apie atskiras įvairias galimybės, kas yra prie draudimų, kartojant su draudimais ir panašiai. Ką reikia žinoti, į ką turite atkreipti dėmesį, kaip vyksta kai kurie procesai, kodėl vienaip ar kitaip, nes tikrai sulaukiau įvairiausių klausimų, kurie verti iš tikrųjų aptarti atskiram video ir tikrai, manau, bus naudinga. Ne? Taip pat pasidalinsiu grupiai vienu man labai svarbiu skelbimu, nors nepažįstu tų žmonių, bet tai stipriai liečia ir mano darbą, liečia ir situacijas, kurias aš matau savo darbe. Ne? Tai yra nuostabaus, mažo, stipraus berniuko Gusto istorija ir visa Peterboro ir ne tik Peterboro, ten daug bendruomenių jungiasi į vieną ir daro didžiulį renginį Peterbore, kurio metu bus renkami pinigai, ne tik to renginio metu, iki to renginio, va dabar viskas vyksta, ne, yra renkami pinigai Gusto vėžio gydymui ir tikslas yra surinkti 10 000, tai yra tikrai dideli pinigai šiaip paimti tiesiog čia ir dabar, ne, tai sudėtinga. Tai visa bendruomenė labai stipriai susibūrė į krūvą ir įvairiausiais būdais yra bandoma surinkti kiek įmanoma daugiau. Tai šituo visų pasidalinsiu atskiram poste, nes verta pažiūrėti, verta prisidėti, taip užsidėsit savo karmos taškų, ne, ir padarysit tikrai gerą darbą. Nes tai nebus vien tik šventė Peterbore, ne, bet ir online bus vykdomi aukcionai, žaidimai, loterijos. Jeigu kažkas esat aplinkui Peterborą, netoli ir atvažiuoti, kad ir valandėlę kelią, kas ta valandėlė, bet šventė bus tikrai spūdinga Centro parke ir su dainom ir šokiais, su ypatingais svečiais, su be galo įdomiom, gražiom dovanom. Ir verta ateiti apsilankyti, pabūt kartu ir prisidėti prie paramos Gusto vėžio gydymui. Įdėsiu ir šiam video aprašyme, kur jūs galite paaukoti, prisidėti online GoFund sistemoje, ne, ir aš žinau, kad mano klientų tarpe tikrai yra žmonių žinančių, ką reiškia vėžys, yra žmonių, kuriuos pačius palėtė, tai yra šeimos narius, kuriuos palėtė. Ir kai pagalvoja, kad vaikas serga, tai tiesiog atrodo, nežinau, pasaulį peškom apeitų mane, kad tik tais padėtam vaikui. Tai sunkus dalykai, kuriais vis dėlto reikia dalintis ir tikiu žmonių gerumu, kad tie pinigėliai bus surinkti ir tam vaikučiai padės. Ne? Tai va, tai čia biškė apie tai nuklyda mintis į tokį truputį liūdnesnį reikalą. Nėra liūdnesnis, tiesiog viltis turi būti, bet tam, kad ta viltis neužgestų, reikalingi pinigai gydymui ir tos pinigus galim tikrai surinkti. Tai yra tik tai pinigai. Ne? Tai va, tai šitą pasidalinsiu atskiram poste, įdėsiu pilną skelbimą, kas yra žadama tam renginiui, kur jis vyks, kelintą valandą ir panašiai. Taip pat pridėsiu nuorodą, kur jūs galite iki to prisidėti savo
savo pinigėliais į būtent tam skirtą sąskaitą, ne? Tai va, o daugiau rugsėjus ir visi ateinantis mėnesiai, tai sakau, bus daugiau video, vėl kalbėsim, vėl aiškinsimės, kodėl vienokie ar kitokie dalykai vyksta, kas kur parašyta, kodėl kažkas skambina, neskambina ir panašiai, kur kokie dokumentai, ką juose suprast, ką juose reikia matyti ir žinot. Tai visą tai apkalbėsim vėl ir vėl ir vėl. Bet žinau, kad tai reikalinga, žinau, kad tai naudinga ir be galo smagu, kad sulaukiu iš jūsų atsiliepimų, kad visa tai jums įdomu. Tai va, tai sakau iki rugsėjo ir susitiksim.